Šis video skirtas visiems geros valios žmonėms, kurie tiki, kad JAV, NATO, ES yra mūsų sąjungininkai ir kad jais galima pasikliauti. Aš apie dabartį nesiplėsiu, bet tik tais pažymėsiu mažai žinomus istorijos faktus, kaip Lietuvai šių jėgų NATO pirmtakai padėjo Antrojo pasaulinio karo metais ir tarpukariu. Tai visų pirma, kai Lenkija aneksavo Vilnių ir Vilniaus kraštą, vakarų demokratai, kabutėse, su Vatikanu priešaky pripažino tai kaip normalų aktą. Ir nei Lenkijai, nei tiem, kas pritarė tam dalykui, nebuvo jokio pasmerkimo, nesvarbu, kad lietuviai buvo tuo metu itin religinga tauta, Vatikanas pritarė, kad Vilnius priklauso Lenkijai. Toliau, dėl Antrojo pasaulinio karo pradžios. Hitleris pradėjo Antrąjį pasaulinį karą, nes po Versalio sutarties Lenkija ne tik aneksavo Vilnių ir Vilniaus kraštą, bet aneksavo ir Vokietijos žemes, tai yra tai vadinama Dancigo kanalą, kuris skiria rytų Prūsiją nuo likusios Vokietijos. Hitleris davė ultimatumą: arba grąžinat mums šias istorinės žemes ir nustojat ten vykdyti etninį vokiečių genocidą, arba bus karas. Lenkai, gal aš susilaikysiu čia, nes pas mus labai demokratiški įstatymai, ko gero vis tiek baudžiakas bus mano šitas tiesas, bet bus lengvesnis. Tai, kas nutiko, kai Hitleris pradėjo karą prieš Lenkiją. Prancūzija ir Didžioji Britanija, didieji demokratai, paskelbė karą Vokietijai ir pradėjo pasaulinį karą. Bet dabar įdomiausia detalė. 1939 m. rugsėjo 17 d. iš rytų karą prieš Lenkiją pradėjo Tarybų sąjunga. Ir Tarybų sąjungai vakarų demokratai karo nepaskelbė. Paskelbė tik Vokietijai. O kas liečia, Smetonai parašė laišką: jeigu žygiuosit į Vilnių, Prancūzija ir Didžioji Britanija skelbs karą Lietuvai. Dabar einam toliau. Sovietai okupavo Lietuvą, Latviją, Estiją, užpuolė kariniu būdu Suomiją, vakarų demokratai nedeklaravo karo Tarybų sąjungai, tik Vokietijai. Toliau nuo Rumunijos atplėšė Besarabijos žemes, demokratam vis tiek sovietai geri. Po to apie tai kalbėsiu vėlesniuose videose, kaip Stalinas ruošėsi pulti hitlerinę Vokietiją, Hitleris per pratą ir davė prevencinį smūgį. Bet dabar peršoksim į karo pabaigą. Vokietijos armijai paskutiniais karo metais traukiantis iš Tarybų sąjungos teritorijų, ukrainiečiai, baltarusiai, daugybė rusų tautybės žmonių traukėsi su vokiečiais kartu į vakarus, kad bet kokią kainą pabėgti nuo stalinistinio siaubo. Nes stalinizmas tai yra pragara žemėje, baisiau galbūt tik tais Čingischanas koks ar Pol Potas. Tai kas nutiko? Vakarų demokratai, čia aš už savo žodžius atsakau, yra faktai, yra dokumentai, yra knygos. Vakarų demokratai su amerikonais priešaky visus tuos pabėgėlius surinko ir atidavė sovietams, kad jie būtų išvežti į Gulagą. Tai va tokie yra mūsų vakarų partneriai. Beje, jie dar ir žadėjo, kad kai baigsis Antrasis pasaulinis karas, bus atkurtos iki karo sienos, čia Lenkija gina. O ką Lenkija atidavė? Lenkija atidavė Sovietų įtakos sferai, Lietuvą, Latviją, Estiją, Sovietų sąjungos sudėtyje. Tai tikite jų pažadais, kad jeigu kils karas, partizanai miškuose, kiek jie tikėjo, kad kils sovietų amerikonų karas, kad amerikonai ateis. Atėjo pagelbėti. Neatėjo ir neatėjo. Tai pamastykit, ar nėra taip, kaip Alfred Rosenberg ir kaip Hitleris sakė: kapitalizmas ir bolševizmas tai dvi tos pačios monetos pusės. Reikalingas trečias kelias.